Kaip ta pasodė antrą kartą? Wow, antrą kartą, tai dabar kaip nuvalytas kelias, tai patys savo 14 sekundžių įsivežėm, tai kažkas tai tokia per tramplinus, 5 pavara važiuoti, tai yra pasaka, super. Kaip? Kaip pirmų kartų buvo? Pirmų kartų kiek liūdžiau, nes prieki važiuojantis, tai vienas sugedo, kitas net važiavo, tai mes antri važiavom, kelias nenuvalytas, tai piešiam savo trajektoriją, tai irgi smagu, nauja patirtis, bet dabar tai iš vis labai super. Ar netrūksta 7 bėgio? Ne, 6 net nereikia jungti. Tie šikanai prilėtina. Nebūtų jų tai, bet ir taip smagu užtenka. Ar labai paveikia kitų konkurentų klaidos? Tai pirmam greičio ruože tai labai paveikia, nes tik sustojom prie starto ir mums sako, kad Gambrevičius apvirto, tai širdis, koja dreba. Plius naujus starto laikrodžiai, tai galvojau, kad full startą padariau, bet pasirodo nepadariau. O dabar antrų kartų lėkėsi žymiai geriau. Klaidų mažiau. Žiūrėsim, koks rezultatas. Antru vyriškiau ėjom. Jau jeigu pirmojo Emilis sakė, kad gerai vyriškai, tai dabar mano galva dar dadėjom. Labai jaučiasi nusivalęs kelias. Jaučiasi, bet gal kiek ne kelias, o antrų važiavimų, žinai, kad čia gal nieko tokio labai baisaus. Greitis didelis, bet sukibimas yra, tai galima pilnais. Ir savo 2,5 melžiam viską, ką galim. Kas laukia po to? Dabar ilga pertrauka, liktai, kiek žinau. Ir tada, aš sakyčiau, kad ten techniškesni greičio ruožai. Bet aš manau, kad susitvarkysim. Kaip ta pasodė? Iš palėto niekur neskubam, ramiai, bet smagiai. Ar labai nusivalė kelias? Ne, panašiai kaip ir pirmą kartą važiuojant, žinok, nėra kažkokio didelio skirtumo. Tas skalda vis tiek jaučiasi, žinai, tas minusas ten tempia vis tiek, tas pačios vietos. Bet smagu, gerai visą. I heard that you have a stressful morning. You know, we put alarm clock on to say, okay, let's not, miss the start, and we missed it anyway, I know, like the stages are nice. We're gonna do our best to get it back. How the stages in the second run? It's better? Little bit faster, still very cautious about some of the corners, but overall, I think it's fine. Thank you. Kaip tas istorinis automobilis istoriniam greičio ruože? Tai istoriškai, tai žinai, istorija visą laiką, kad greičiau namo ir vėl į garažą ilsėtis, tai viskas gerai, fainai, super. Ar labai nusivalė danga? Kaip sakot? Ar labai nusivalė danga? Ne, iš tikrųjų pirmas buvo net geresnis, toks pirmas buvo tikras. Dabar jau kažkur yra kažkoks akmenukas, tas, bet abudu kartai labai geri. Šiaip nieko baisaus, iš tikrųjų, finiše tik dulkės pasivėjom, viskas labai gerai. Kaip važiuosi? Geras, linksmas dopas, greitas, šiaip iš tikrųjų pirmą kartą taip greit važiuoju per žvyrą, bet labai patiko, žiauriai faina, pakartočiau 10 kartų su mielu noru. Dar po pietų kartosi? Kartuosim. Kaip tokie greiti? Žiauriai gerai. Pirmą kartą biškį baisoka buvo, nes slidu, antrų kartų labai smagiai. Žiauriai geras. Nepavargsti? Ne. Kartosi dar? O aišku, galima apsisukti kitą pusę dar pravažiuoti. Po pirmo dopo biškį snaudžiau, prabudau, dabar jau jaučiu, kad geriau turėtų būti bent jau. Ar labai slidu? Dabar jau geriau, pirmam labai slidu buvo. Dėl slidumo jeigu. Nu, po mineralio smagučio? Žiauriai. Pirmą kartą su BMW ribotuvą daužė miške. Per trampliną skrydom irgi gerai, tai gali žiauriai gerą. Patenkinti labai. Labą dieną, labas, atsibūdė? Atsibūdė po tokio greičio ruožo, kaip neatsibūsi. Dulkių daugiau negu planavot, ar? Geras greitis, geras greičio ruožas, nesitikėjom iš tikrųjų. Mašina kol kas viskas liktai... Trūksta greičio mašinai. Arklių? Ja, šiaip viskas liuks tikrai. Gerai, tvarkoju, važiuokit, sėkmės. Norėtume pasiūlyti šalto nealkoholinio alaus, neatsisakytumėt? Kam reikia? Turim vandens bagažinį. Dulkių daugiau negu tikėjotės, ar kaip sakyt, čia tik tai gale matosi jau? Jo, biškelio daugiau negu. Ne, iš tikrųjų taip ir visą laiką būna tai. Šturmanas viską tvarkingai suskaito, viskas? Idealiai. Jeigu nesankama, tai perfekt būtų. Tvarkoju, sėkmės. Ačiū. Kokie įspūdžiai iš greičio ruožų? Kosmosas. Palaidas žvyras, daug avarijų, sezonas žvyrinis pradėtas
labai įdomiai, pirmieji ekipažai atrodo patirties turi, bet galbūt blogai susirašė. Garba autoritetam. Pasikrikštijot, kaip turi būti? Šaltas dušas iš ryto dar niekam nepakenkė. Nenoriu klausti, ar per skubėjimą, ar per neišgirdimą, ar greičio per daug. Vairuotojo nevykdymo komandas. Vairuotojas šitą. Tai jau, kaip sakyt, Mindaugas čia tau į dešinį ir į kairį petį po 1000, kaip turi būti. Panašiai. O toliau viskas dabar kaip. Lipnios juostos, jeigu turi. Tai... Turim daug. Svarbiausia silpnumo nerodyt. Vėl rikiuotai važiuojam. Gerai, tvarkoju, tikite sėkmės. Labas rytas. Mes iš kolegų girdėjom, kad jūs ten labai gerą kadrą dėl fotografų padarėt. Taip. Viskas dėl publikos, ar ne? Taip. Norim jaunimui įrodyti, kad labai saugus automobilis visada sustoja. Per milimetrovkę ir... Taip. Nauja klasė, reikia parodyti. Supratau. Gerai, sėkmės, važiuokit. Ačiū. Levičius sakė, perduokit ekipažui numeris 21 už dizainą mano specialų komplimentą. O jūs perdakit mūsų sąskaitos numerį. Kad mes visą laiką laukiam. Komplimentai geriausia skaičiais, ar ne? Taip. Šiaip iš principo tai tikrai labai gražiai atrodo iš šono. Ačiū. Mes daug į tai investavom. Dėkojam, kad jūs tai vertinat. Numetėt 5 sekundės nuo pirmo karto, bet Latvijai numetė 10. Tai čia dabar steigus, kaip sakyt, sprinto favoritai ir lyderiai galimai. Tai viskas gerai, iš tikrųjų, kad jie numetė 10, tai reiškia, jie prieš mus turi apie 11-12. Tai gal viskas ir tvarkojamės, jam palikim tą trasos atidarimo procedūrą. Nes iš tikrųjų, pirmiem važiuoti, aš įsivaizduoju, ypač šitame greičio ruože, tai buvo labai daug akmenų ir buvo labai nešvaru, tai tą rodo iš tikrųjų ir tų nubyrėjusių ekipažų skaičius, taip kad dabar trasa prasivalė, galima galbūt ir kur kas drąsiau važiuoti. Bet jau, kaip sakyt, drąsiai jaučiatės atsibūdo? Pabaigoj iš tikrųjų pasijautėm drąsiau ir reikės pažiūrėti tuos plytus, galbūt ten bus tas rezultatas šiek tiek gražesnis negu pradžiai. Su stabdymais sustojam prieš tos vadinamus greičio gesinimo zonas, dar galim kokį eilėraštį padeklamuoti, pravažiuojam ir tada toliau minam. Smarkiai per anksti stabdom, labai smarkiai per anksti. Čia tavo, kaip sakyt, kairė koja atpratus nuo žiemos. Užsidėjau akinius, pradėjau už horizonto matyti. Gal stikliukus reikia pakeisti per servisą. Rasim, ieškosim tą, kur čia suvesti tą galą su galu. Gerai, tvarkoj, sėkmės. Turim tokį aukščiausių kompetencijų padangų slėgio matuotoją, gal paprašytų už nebrangiai patikrina, ar viskas... Nereikia, greit nevažiavom, neužkėlas slėgis. O tai ko negreit važiavo tada? Dėl to, kad stabdžių neturėjom. Pala, pas Aurimų irgi sakė su stabdymu pasi, bet ne dėl to, kad stabdžių. Reikia trats pliks, ta šlapės priekinis. Iš baimės apsisisiojo? Nu, pirmam greičio duopė dingo stabdžiai, užkaita, važiavom iš vis be stabdžių, dabar turim šiokius tokius, bet... Tai čia mechanikam duosit velnių, ar... Ne, patys namų darbų nepasiruošėm. O šiaip kaip, atmetus stabdžių neturėjimo, visą kitą velnio? Antrų kartų jau geriau, bet tik tais, viskas, dar kažkas pradėjo bildėti, nežinom, kažkas atsilaisvino, važiuojam į servisą tvarkytis. Nu, tai pas servisas ilgas, tai gerai. Sėkmytės. Dėkui. Hasan, crazy morning? Good morning, hello. What do you think about the two first super stages? It was really nice, really fast stage. We were not bad, we were good. Let's see the results. Okay. Justeli, viskas tvarkoja, važiuojat? Jo, vakar po shakedowno biški gavom į skudurus, tai šiandien jau klauso bachūras. Ką sakau, tą daro. Tai labai fainai. Gerai, sėkmės. Good luck. Ar gražius skaičius ten maršrutkiai mato tam laiko kortelį? Galėtų būti biškiai geriau, bet neblogai. Kurioje vietoje, kaip sakyt, prasileidot, kad iki gerumo trūksta? Stabdymas gal biškiai per anksti pradedam stabdytis prieš tos vadinamus šikanus. Aurimas Sidžiūnas sakė, akinius užsidėjau, tai dabar matau horizontą ir irgi per anksti stabdau. Tai gal irgi reikia, kaip sakyt, pas okulistą nueiti jau? Arba reikia greičio akinių? Irgi. Kur truputį liejasi. O šiaip su mašina viskas gerai, nes čia mes jau, kaip sakyt, lipnios juostas daug matėm pas kolegas. Kažkaip pas mus gerai viskas. Tvarkoj, sėkmės. Atvežėt gryno oro, ne? Aha, biški. Tik dulkių dar yra. Kaip trasoj dulkių? Nėra, mes po 4 minučių vėliai startavom, tai smaginomės gerai, mums buvo. Nėra dulkių. O pirmų kartų kaip po 2 buvo, ar jau pirmų? Prisivijom vieną, kuris buvo sugedęs, tai biški buvo liūdniau, bet gražiai pasitraukė ir apsilinkėm. Kaip autostradai. Nėra, kaip sakyt, didelės problemos? Ne, kelias autostradinis, tai čia.
Toks platus, toks greitas, ne? Platus Tai greitas. kad dėl stabdžių skundžiasi, pas jis viskas tvarkoja? Jo, susigazo neatleido, su kairė koja biški stabdį priminė ir realiai visus posūkius gali išvažiuoti. Tik ta skalda, kur kairiais 3, kur ten pasiėmė gyvybę daug, tai jau biški taip prapurtėjom, bet toliau. Gerai, šaunuoliai, važiuokit, sėkmės. Labas rytas, deklaracijas spėjot užpildyti iki gegužės 4? Beveik spėjom. Ne, žiūriu, kad čia, kaip sakyt, mokesčių džiunglės, tai čia viskas tvarkoja. Gerai, o apie Koperalį viskas pagal planą? Yra reikalų, kaip sakant. Kas Labai, nereikia? labai stiprus daupai. Netekę tokių važiuoti greitų. Bet su stabdžiais ten, su arkliais viskas vietoje, ekipažas susišnekat, ne? Daug maž, dar reikia, kaip sakant, susidirbti labai, bet stipru, žodžiu. Nu, žodžiu, viskas gerai, tik viskas Jo. tik prasideda, sėkmės. Klausyk, mašiniukas tai kaip nuplausim ir kaip naujas, skelbimą galima dėti, kad parduodat. Jo, be jokių problemų, be reikalingų išleidimų. Antrą kartą 20 sekundžių pasigerinom laiką, tai sakyčiau labai gerai. Tai ar pirmą taip atsargiai važiavot, ar... Tai iš po mineralį tai čia yra kaip su raketa skrist, prieš tai su kukurūzniku skridus. Bet šiaip tai viskas Jo, šiaip techniškai viskas gerai, veikia, jo. o tarpusavy aš suprantu, kad čia, kaip sakyt, ryšio papildomo ir nereikia. Ne, jau 5 metai važiuojam, tai nėra problemų, susišnekam. Gerai, susišnekėkit iki galo, sėkmės. Mes čia pasiruošėm daug lipnės juostos, bet pasirodo, kad jum irgi nereikia, ne? Ne, viskas normaliai. Labai faini dopai, labai faini. Čia Labai smagiai. Kiti skundžiasi, kad kaip kosmosas greiti ir kad labai sudėtinga. Bet čia ir jis smagums. Man patinka. Man labai patinka. Aišku, norėtų dar daugiau greičio iš savęs, bet čia malonums. Tarp pirmo ir antro, kaip sakyt, kartų, kiek sekundžių pagreitėjot? Netikrinom iš tikrųjų, netikrinom. Bet Kažkiek jaučiasi bus geriau. drąsiau? Jo, kaip iš po pertraukos, dabar antrą kartą jau jaučiasi geriau. Neužkelkit nosies per aukštį, nes paskui žaidžiate. Ne, po to vėl prasidės klaidos, po to vėl reikės garažą, po to vėl reikės tvarkyti. Tai geriau į tą garažą be ypatingo reikalo nevažiuoti. Ne, dabar kaifuosi. Jokūbai kaip po mineralio, čia kažkas sakė, kad kaip kosmosas. Labai greita, bet prisitaikom. Pirmų kartų šitą greičio ruožą biškį ramiau, dabar 13 sekundžių pasigerinom, tai daug smagiau. Tai pirmas kartas netoks, kaip sakyt, atsargus, nes kažkas buvo čia 20 sekundžių numetė, tai... Stengiamės. Be klaidų ir vis drąsiau, ne? Jo. Tvarkoj, sėkmės. Kokios tavo uogos mėgiamiausios? Braškis. Kito klausimo, ar ne? Kito atsakymo, ar ne? Gerai, jeigu dabar apie ralį, viskas tvarkoj? Ar sakysi, vėliau ralį važiuosiu į slalomą atgal? Ką? Ar sakysi, vėliau ralis važiuosiu į slalomą atgal? Ne, ralis geriau. Patiko? Jo. Pirmą važiavimą taip saugiau važiavom, bet dabar stengiamės spausti. Kiek sekundžių numetėt? Nežinau, reikia pažiūrėti rezultatą. 20 su viršum. 20 su viršum. Nu, tai Jo. gerai. Pirmą labai saugiai. Tvarkoj, sėkmės. Nu, viskas gerai, akys didelės. Gerai, šį kartą geriau stipriai nei pirmą kartą. Sekundėm tas geriau stipriai, tai per kiek pavarė? Kokią 25. Ir pagal save jaučiat, ar Taip. jau spėjot rezultatą patikrinti? Matom pagal įrašytą. Pirmai klaida buvo. Ir pirmą kartą klaidą padarėm šikanį. Teko sustot mašiną per sekundę. Bet jau šį kartą geriau, smagiau jau žymiai. Apšilt reikėjo. Ir tie kavos nespėjote kaltą, ne, ko gero? Jo. Šiaip su mašina viskas tvarkoj? Viskas tvarkoj. Jokių problemų. Sėkmės. Nu, labas rytas, kaip rytas? Puikiai. Viskas gerai, viskas ledas, sekundžių kokių 28 numetėte, ne? Nu, gali būti. Ar mažiau? Kažkas tokia. Gal mažiau. Tai pirmų kartų labai atsargiai, labai nedrąsiai ar kažkaip? Tai šiaip ramiai dar nenoriu persispausti. Vieną Clio, kaip sakyt, pasakė labanakt, tai dabar jūs jau už Renault garbę, kaip sakom, būsit atsakingi. Ja. Gerai, sėkmės. Ačiū. Mes kažkaip visokių tokių apibrosdintų, apklijuotų lipdukais, tais lipniam juostam prisižiūrėjom, bet po toliau tuo visi tokie tvarkingi atvažiuoja. Matyt, gavo truputį po tų pirmųjų avarijų nusileis žemyn, nuslūgo emocijas ir visi gal atsargiau. Nu ir atsivalė vežė, tai irgi to stabilumo daugiau, ne taip slidu. Iš kitos pusės kiek sekundžių numetėt, visi dabar kaip ir antrų bandymų gerokai greičiau važiuoja. Gerokai, numetėm, kiek čia, 20 sekundžių nuo Čia pirmo. beveik standartas, tai kaip sakyt, trečią kartą darytume dar 20 bus. Ko gero, nu ne 20, jau nebėra kur. Su mašina kol kas viskas... Dabar žiūriu temperatūrą 9,5, tai reikia važiuoti aušinti. Gerai, važiuokit, netrukdom. Nu labas rytas, o Silvijai kavos pasiūlė jau šiandien? Sveiki, dar nepasiūliau.
Nu, va. O ko dar šiandien nepadarėt, ar visą kitą pagal planą? Nu, šiaip pagal planą viskas neblogai tikrai. Ar neblogai, ar gerai? Neblogai, turėjom dabar klaidelę tokią, ne ta klaida, tai būtų labai gerai. Supratau. Mašina veikia, viskas kol Jo, kas kol kas nekaista, viskas liuks. nebyra stabdžių Ne, vietoj. viskas gerai. Nu, gerai, tvarkoj, važiuokit toliau, sėkmės. Nu, labas rytas, žiūrėk, su šypsenom viskas gerai? Jo, labai smagiai lekiasi. Viskas važiuoja, nieks nebyra ten? Ne. Keista, ne? O tu sakai, kodėl tu šiandien dviem rankom, ne, kaip pianistai dirba? Padeda man. Supratau, ambicija dabar dar greičiau, dar geriau, ar ramiai taip iki finišo? Kad... Norėtume lygiai taip pat išlaikyti viską, kaip dabar. Nu, tai gerai, tvarkoj, sėkmės. Kaip pas jūs nuotaikos? Superinė. Viskas, kiek sekundžių numetėt antrų kartų? Nenusimetėm, bet nulėkėm į griovį. Dabar antrą kartą? Jo, pirmą kartą kabinom šikaną, skersai irgi reikėjo grįžti, o dar paskutinį šikaną į griovį. Nu irgi slydo, išmetė. Bet išvažiavo? Jo, viskas, ten laiko praradom apie kokius 5 sekundės nedaugiau. Šiandien net poliruot nereikės kažko? Ne, nieko. Supratau. Bet jau viskas dabar drąsiai įsivažiavę? Jo, antrą tai labai, drąsiau tikrai važiavom. Nu tai gerai. Pakavom tą cinkelį, vadinamą. Sėkmės. Aleksandrai, tai krikštą jau gavai šiandien? Turėjau krikštą, taip. Patirties tokia, stabdžiau prieš šikaną, sumėtė, bandžiau taisyti, gerai reikėjo palikti kiaurai tą šikaną, bet, patirties tokia, bet dabar jau prieš šikanų stabdaus iš tolo, po lėto, niekur nereiks skubėti. Bet šiaip puikus šturmanas, padėjo, viską paaiškino, puikus mechanikai, viskas sutvarkyta, tęsim toliau ir tikslas yra saugus finišas. Taip ir toliau. Tvarkoj. Sėkmės, Samonės įvykis ir taip labai lekia kaip išprotėjęs, tai ne tavo varžovas. Gerai, gero kelio. Ačiū Jums.